Ir žmonėms dažnai atrodo, kad aš pradėsiu investuoti tada, kada mano pajamos bus pakankamai aukštos, va tada aš turėsiu pinigų ir tada jau investuosiu. Bet bėda ta, kad kartais nutinka visokių situacijų ir iš tikrųjų, kas yra labai įdomu, vėlgi remiantis finansų tyrimais, kad žmonių finansų valdymo įgūdžiai ir finansinė elgsena anaip tol nepriklauso nuo gaunamų pajamų. Aš tikrai suprantu tas situacijas, kada žmogus turi sveikatos problemų ir jam reikia gydymui tų pinigų. Viskas tvarkoja, net nekyla klausimas šitoje vietoje, tikrai visiškai pritarčiau, kad verta tada pinigus atsimti. Dar viena situacija, tarkim, jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, greitųjų kreditų, kurie šiaip jau yra brangus ir brangiai kainuoja juos padengti, tai vėlgi tokioje situacijoje matyčiau prasme atsimti pinigus, grąžinti skolas ir pradėti švarų lapą, turbūt nuo nulio ir iš tikrųjų tada vėlgi keisti finansinę elgseną. Ar žmonės apskritai keičia savo finansinius įpročius? Sveiki visi. Šeštoji tinklalaidė daugiau negu finansai. Šią tinklalaidę vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas. Na ir toliau kalbamės apie finansus, finansų valdymą ir tai tą sritį, kuri yra viena svarbiausių turbūt gyvenime. Kaip bebūtų, kuo mes be užsiimtume, visą laiką finansai yra mūsų gyvenimo dalis ir tikrai mes jų niekaip neišvengsime, netgi labai norėdami. Ko gero reikėtų gyventi labai asketiškai, kad galėtum pasakyti, kad tau pinigai apskritai nerūpi, bet ir tai jie dalyvaus vienaip ar kitaip mūsų gyvenime. Na, o šiandien kartu su manim Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vilnius Tech finansų inžinerijos katedros docentė daktarė Kamilė Taujanskaitė ir kalbėsime apie tokį įdomų dalyką, apie dar jautresnį dalyką, tai yra šeimos ir asmeninius finansus. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose yra sakoma, kad antra skyrybų šeimoje priežastis yra būtent nesutarimai dėl pinigų ir kaip juos valdyti. Tai bet kokiu atveju, daktarė Kamilė, norėčiau, kad jūs trumpai pati save pristatytumėt, nes visada yra rizika, kad aš galiu suklysti ir kažko tai nepaminėti, o žmogus apie save visada papasakoja įdomiausiai. Labadiena, tai esu finansų inžinerijos katedros docentė, dirbu Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dėstau nuo 2011 metų, pradėjau dėstyti pati dar būdama studentė. Tai tos jau bendravimo su studentais patirties yra gana nemažai. Iš kitos pusės, sakykime, kaip pasirinkau finansų sritį, tada, kada pati buvau moksleivė, kada rinkausi, kuris sritis man būtų įdomi, buvo labai sunku pasirinkti. Ir tikrai dabar suprantu dabartinius mokinius, kurie sunkiai renkasi, ką jam veikti ateityje. Na ir finansų sritis man visada buvo įdomi dėl to, kad tai yra apie tai, kuo mes visi gyvenam. Kas vyksta? Kas vyksta su tuo, ką mes visi, pinigai tai yra tai, ką mes visi, vienaip ar kitaip kažkaip tai gaunam, turim, uždirbam ir išleidžiam, ar ne? Na ir kada aš, būdama mokinė, sakykime, įsijungiu panoramą, klausau, kad BVP prognozuojama, kad kitais metais kils 2,1%. Na, žinot, tada, kada tau yra 15 metų, tu, žinoma, pasidomi, kas tas BVP, bendrasis vidaus produktas, bet o ką tai reiškia? Apie ką čia? Ir tie dalykai man buvo labai įdomus, kad aš tiesiog visų pirma suprasčiau, tai kasgi čia vyksta, kasgi vyksta ne tik mano šaly, bet kas vyksta apskritai pasaulyje. Ir tas toks domėjimasis tuo, kas yra labai praktiška, mane turbūt ir atvedė į finansų sritį ir joje esu. Ir tikrai nesigailiu savo sprendimo, nes tas sritis iki šiol man yra labai įdomi, tai yra labai greitai, dinamiškai besikeičiantis sritis, sakykime, žinias reikia atnaujinti labai dažnai ir tai, ką tu žinojai vakar, šiandien jau gali būti ir pasenę savotiškai finansų srityje ir tas mane iki šiol žavi. Ir taip atsidūriau finansų srityje ir bendrauju su studentais būtent apie įvairius finansinius procesus, finansinius produktus ir kitus su finansų sistema susijusius dalykus. Grįžkime prie tos temos, kad šeimos vis tik tai dažnai susipyksta dėl tų pinigų valdymo ir panašiai. Ir kartais žmonės, turbūt net artimiausi žmonės, vengia pakalbėti apie tai, kas kiek uždirba ir kiek turi, ir ar turi bendrą biudžetą ir panašiai. Jūsų požiūriu, kokie turėtų būti tas bendravimas šeimoje apie finansus, kad turėti ilgalaikius tos tikslus įgyvendintus? Ir nepapulti į bėdas.
Aišku, klausimas labai platus čia. Klausimas tikrai platus ir žinot, aš turbūt pasakyčiau, kad visų pirma, kada mes kalbam apie asmeninių finansų valdymą, ar tai kalbam apie šeimos, poros finansų valdymą, tai nėra vien tik tai apie skaičius. Čia yra labai daug psichologijos. Ir šitoj vietoje, turbūt va taip, jeigu tiesiogiai atsakyti jūsų klausimą, tai turbūt aš šitą klausimą geriausiai adresuočiau psichologui, nes jis geriausiai atsakytų, kaip čia reikėtų daryti. Bet aš norėčiau iš tikrųjų kalbėti iš finansinės pusės, remiantis finansų tyrimais. Na ir kągi galima pasakyti iš finansų mokslo srities, va atsakant į šitą klausimą, tai turbūt, kad apskritai žmonėm kalbėti apie pinigus apskritai yra savotiškas tabu ir tikrai ne visi žmonės nori labai kalbėti apie pinigus ir net ir su savo pora, dažnai pasitaiko, kad žmonės iki galo kortų neatskleidžia. Iš tikrųjų, rasti turbūt sprendimą poroje, kaip valdyti tuos finansus. Tai be abejo, kad pirmas žingsnis be jokios abejonės tai yra komunikacija, tai yra bendravimas. Bet kaip ir minėjau, tikrai ne visi žmonės nori visiškai taip atsiskleisti. Tai aišku, kad visų pirma, tai turbūt poroje labai svarbu yra identifikuoti, tai kurioje situacijoje mes esam šiandieną. Kaip dažnai sakau savo studentams, reikia pasidaryti savotišką finansų selfie. Tai reiškia, kur aš esu dabar, kokia yra dabartinė situacija. Ir kokiegi yra tos šeimos, poros tikslai ateičiai. Vėlgi, kalbant apie finansinius tikslus, turbūt labai svarbu poroje ypatingai suprasti, kad tie tikslai tai nėra vien tik tai taktiniai trumpo laikotarpio. Tikslai gali būti ir ilgalaikiai, kurie apima, tarkim, 10-20 metų į priekį, tarkim, yra vaikų išsilavinimas, kiti panašus dalykai. Tai turbūt kalbant, identifikavus tą savo esamą padėtį, labai svarbu nepamiršti ir įtraukti į savo diskusijas, į komunikaciją ir kitus panašius dalykus, visą tai, kas yra susiję su ateities finansų valdymu. Ir turbūt tą savo šeimos, namų ūkio, poros finansų valdymą orientuoti tikrai ilgalaikiai perspektyvoje. Ir turėti omenyje, kad žmogaus pajamos visą gyvenimą keičiasi, jos nėra vienodos visą laiką. Tada, kada žmogus yra jaunas, jo pajamos yra mažiausios, dar nėra kvalifikacijos, bet jau yra tam tikri poreikiai, kuriuos reikia patenkinti. Tarkim, jaunom šeimom reikia įsigyti būstą, reikia automobilę, visi kiti panašus dalykai. Vėliau, kada kvalifikacija įgyjama, taip vidutiniškai skaičiuojama maždaug nuo 23 metų, žmogaus pajamos pradeda augti. Apytiksliai iki 45 metų tos pajamos stipriai auga, nes žmogaus kvalifikacija auga, įgūdžiai atsiranda, taip toliau ir panašiai, praktinės žinios. Maždaug nuo 45 iki 55 metų pajamos stabilios išsilaiko. Maždaug vienodam lygiai, tai yra turbūt aukso amžiaus kiekvieno žmogaus gyvenime, kada jau yra ir tikrai visko sukaupta pakankamai daug. Ir sakoma, kad tuo laikotarpiu reikėtų ruoštis tam momentui, kada norim mes to ar nenorim, bet apytiksliai nuo 65 metų žmonės pradeda išeiti į pensiją ir tos pajamos automatiškai pradeda mažėti. O vartojimas žmogus pagal gyvenimo ciklo hipotezę nori išlaikyti daugmaž vienodą arba panašų visą laikotarpį. Tai ir grįžtant prie jūsų klausimo, kada mes kalbam apie turbūt šeimos finansų valdymą, tai būtent ir svarbu, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, galvoti ne tik tai apie taktinį tokį finansinių tikslų įgyvendinimą, kas apima metus, kelis metus į priekį, bet ir galvoti apie tą laikotarpį, o kaip mes gyvensim, kad iš tikrųjų mūsų pajamos bus, norim to ar nenorim, tikrai sumažėjusios, bet mes norėsim ir toliau gyventi taip, kaip gyvenam dabar. Ir vėlgi tuos sprendimus priiminėti poroje, ir būtent planuojant, ne tik tai šiai dienai, planuojant ir į ateitį. Tai ir yra tokie diskusiniai klausimai, apie kuriuos tikrai verta pagalvoti, bet manau, kad tikrai ne visiems pavyksta sklandžiai turbūt šitą padaryti ir atvirai išsišnekėti su savo pora. Tai ar gali likti ta pilkoji zona, ir kur, sakykime, turi savo slaptus pinigėlius, kuriuos nerodai visiems kitiem? Norėtųsi tikėti, kad iš tikrųjų žmonės, kiek įmanoma porose yra atviri ir kuria pasitikėjimo santykį vienas su kitu. Bet kalbant apie tą biudžeto valdymo modelį, kokie modeliai yra šeimoje, ar ne, tai galimi turbūt 3 variantai. Pirmi 2 yra tokie kraštutiniai, sakyčiau. Tai vienas atvejis, kada abu turi atskiras sąskaitas, nesidalina nei išlaidom, nei nieko apskritai. Viskas atskirai, bet gyvena kartu. Kitas atvejis yra, kada turim bendrą sąskaitą ir iš tos bendros sąskaitos dengiam visas išlaidas. Trečias modelis, kuris praktikoje yra pats populiariausias, tai yra hybridinis modelis, kada yra bendra sąskaita bendrom išlaidom padengti, iš kurios mes dengiam viską, ką, tarkim, kartu gyvenam, kartu keliaujam, visą kitą, mokam už vaikų mokslus ir taip toliau. Ir
kiekvienas dar turi savo atskirą sąskaitą, savo asmeniniam kažkokiam tai išlaidom, kad nereikėtų ten vienam ar kitam pasiaiškinti, kodėl kažkas nusipirko kažką, tarkim, turėdamas kažkokį hobį. Tai, tas asmeniškumas, manau, kad jis turėtų išlikti, bet tas hybridinis modelis turbūt yra tas variantas, kuris, manau, kad dominuoja daugelio porų gyvenime. Gerai, grįžkime prie jaunų žmonių, kuriuos matote kiekvieną dieną, turbūt ne tik jaunus ir vyresnius studentus. Ko, pasakyti, reikalauja studentai apie asmeninius finansus? Ką jie nori išgirsti? Koks tas aktualiausi klausimai, kurie? Žinot, turbūt atsakyčiau taip, kad jau kuris laikas dedama tam tikra lygybė tarp asmeninių finansų valdymas lygų investicijų valdymas. Taip, tai yra tiesa, bet ne visiškai, kadangi tas sritis yra žymiai platesnė ir, sakykime, ką svarbu suvokti, kad asmeninių finansų valdymas, net ir jeigu kalbame mes apie investavimą, pirmas dalykas, ką kiekvienas žmogus turi, tai yra žmogaus laikas, žmogaus žinios ir žmogaus energija. Taip, kaip mes panaudojam savo laiką, kaip mes panaudojam savo energiją, kur mes visą tai panaudojam, kokią vertę kūriam, tai ir priklausys nuo to mūsų pajamos. Tai irgi yra investavimas. Pats pirmas investavimas, kurį žmogus iš tikrųjų daro, tada, kada jisai visų pirma kaupia žinias, tada, kada žinias sukaupia, tas žinias kažkur tai savotiškai darbina, iš to jisai gauna pajamas. Tada, kada mes gaunam pajamas, vėlgi tas pajamas mes išleidžiam. Kada kalbam apie išlaidas, labai svarbu irgi suvokti, kad išlaidos tai nėra vien tik tai einamasis vartojimas. Reiškia, ką aš perku šiandieną, ką perku šį mėnesį, galbūt šiais metais. Kalbant apie vartojimą, tai yra ir ateities vartojimas, būtent tai yra ateities finansiniai tikslai. Ir kokiegi yra mano tie ateities finansiniai tikslai, ar jie gali būti trumpalaikiai ir ilgalaikiai, jie gali būti finansiniai tikslai, kaip kažką įsigyti, ir gali būti nefinansiniai tikslai, tokie kaip, pavyzdžiui, sveikata, laimė, meilė, jie yra neįkainojami. Tai dar viena tikslų grupė. Tai kalbant apie išlaidas, mes ir turim orientuotis ne tik tai, ką ir sakiau pačioje pradžioje, ne tik tai į trumpalaikį tokį poreikių tenkinimą, bet ir ilgalaikį. Ir jeigu mums pavyksta neišleisti viso to, ką mes uždirbam, tai vadinasi, mums lieka laisvų lėšų. Tada, kada lieka laisvų lėšų, tada galim spręsti klausimą, ką aš darau su tom laisvom lėšom. Yra 4 variantai. Vienas variantas, aš nieko nedarau, kaip vaikai namuose turi kiaulę taupyklę ir ten kažkiek tai įmeta, ar ne? Vienas variantas. Antras variantas yra, visi puikiai supranta, visi žino infliaciją, kad tai paveikia pinigų perkamą galią. Populiariausias variantas, ką daro lietuviai vis dar šiai dienai, tai yra pinigų laikymas banko indėlį, ir jeigu neklystu, dabar yra 27 milijardai eurų Lietuvos komerciniuose bankuose. Tai, sakykime, problema yra ta, kad viskas kaip ir saugu, mažai tiksliau visai galbūt nerizikinga, nes indėliai iki 100 000 eurų yra drausti Europos Sąjungoje, bet problema ta, kad maksimum, kiek tu gali gauti šiai dienai Lietuvos finansinėse institucijose už 12 mėnesių indėlį, tai yra nedaugiau 3%, kada infliacija, man atrodo, jeigu neklystų, yra 3,2% 25 metų turėtų būti. Tai vadinasi, realioji ta palūkanų norma iš tikrųjų yra neigiama ir tu nieko neuždirbi. Šiaip ko gero, kad net nebuvo periodo, kad indėliai duotų reikšmingai daugiau negu, pavyzdžiui, infliacija. Man atrodo, tam tikrų momentų tokių trumpalaikių turbūt buvo, bet šiaip jeigu žiūrėtumėm ilgalaikiai perspektyvoje, tai be abejo dominuoja ta situacija, kada sakykime, vis dėlto tavo pinigai nuostolingi, kada tu juos laikai tiesiog indėlį. Ir tada atsiranda ta dar viena alternatyva, trečioji alternatyva, tai yra pinigų investavimas į finansinius produktus. Ir tie finansiniai produktai šiai dienai gali būti vėlgi patys įvairiausi. Tai yra ne tik tai klasika kaip akcijos, obligacijos, bet tai yra ETF-ai, tai yra galų gale, sakykime, taurieji metalai, aukso kaina jau kurį laiką gerokai kyla, ar ne? Tai, sakykime, tai yra investavimas. Ir ketvirtas variantas, ką kiekvienas žmogus vėlgi gali, sakykime, rinktis tada, kada laisvų lėšų turi, tai yra, kad ir spekuliavimas, pavyzdžiui, kriptovaliutų rinkoje, ar ne? Labai rizikinga, bet gali būti labai pelninga. Tai finansuose yra tokia priklausomybė. Jeigu aš renkuosi, kuo noriu daugiau pelningumo, tuo turiu didesnę riziką prisimti. Tai investavimo procesas atsiranda tik tai tada, jeigu mes sėkmingai susitvarkom su savo pajamom ir išlaidom ir jeigu mums lieka laisvų lėšų.
Tai vat, jeigu jų lieka, tada atsiranda klausimas, ką aš su tom laisvom lėšom darau. Bet kaip matom, tas finansų valdymo procesas yra žymiai ilgesnis ir tai nėra vien tik tai investavimo valdymas. Na ir būtent apie tai jauni žmonės domisi, juos domina tie klausimai ir, na ir čia kyla pačių vyriausių klausimų šitoje srityje. Kada jūs manote, tie laisvi pinigai atsiranda? Ar juos turime nuo pirmos algos jau rėžti ir atidėti? Ar tai yra kažkoks periodas, kai tu pasieki kažkokio komforto ar, sakykime, kokybės gyvenimo lygį? Žinot, jeigu taip žiūrėt teoretiškai, tai jie turėtų atsirasti nuo pirmos algos, kada gaunam pirmą, net ir ne alga turbūt pirmą, bet kada gaunam apskritai pirmas pajamas. Nu, tarkim, seneliai vaikų gimtadienio progą padovanoja dovanų ir ką su tais pinigais daryti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiuo metu atsiranda vis daugiau tokių tėvų, kurie kartu su vaikais diskutuoja, ką daryti tokiu atveju ir nukreipia vaikus, tarkim, investuoti tas pajamas į, pavyzdžiui, akcijas. Ir kada tau bus 18 metų, tu galėsi tos pinigus pasiimti ir būsi savotiškai uždirbęs. Tai jeigu žiūrėti praktiškai kaip būna, tai be abejo praktikoje būna įvairių situacijų ir žmonėms dažnai atrodo, kad aš pradėsiu investuoti tada, kada mano pajamos bus pakankamai aukštos, va tada aš turėsiu pinigų ir tada jau investuosiu. Bet bėda ta, kad kartais nutinka visokių situacijų ir iš tikrųjų, kas yra labai įdomu, vėlgi remiantis finansų tyrimais, kad žmonių finansų valdymo įgūdžiai ir finansinė elgsena anaip tol nepriklauso nuo gaunamų pajamų. Tai reiškia, jeigu tu ir su mažom pajamom sugebi susitvarkyti, tai tu tikrai susitvarkysi ir tada, kada tavo pajamos bus pakankamai, jau sakykime, aukštos. Na, o jeigu tau sunku susitvarkyti net ir su labai mažom sumom, tu visą laiką išleidi perviršį į savo galimybės, išleidi daugiau, negu tu iš tikrųjų turi. Na tai tos problemos tada, kada pajamos auga, jos gali dar labiau paaštrėti. Ir yra labai daug situacijų, kada žmonės nepriklausomai nuo pajamų lygio, dėja jie turi labai didelių finansų valdymo problemų ir nepriklausomai nuo pajamų dydžio. Man rezonavo kriptovaliutos paminėtos. Vis laiką, kur tenka diskutuoti, klausiu žmonių, koks jūsų požiūris į kriptovaliutas? Žinot, viskas priklauso nuo žmogaus rizikos tolerancijos laipsnio. Tie žmonės, kurie toleruoja riziką, manau, kad viskas tvarkoj, kodėlgi ne, ir tai yra tikrai įdomi finansinė priemonė, kuri tikrai suteikia galimybę uždirbti pakankamai neblogai. Jeigu kalbam apie kitą situaciją, kada žmogus yra rizikai labai neatsparus, tai be abejo rinktis tokį finansinį produktą yra mažiausiai labai stresinis sprendimas. Tada reikėtų galvoti apie kažkokius konservatyvius finansinius instrumentus. Nes, žinot, jeigu žmogus investavo pinigus ir paskui naktį nemiega, galvoja, o Jėzu, čia dabar buvo toks kritimas ir aš praradau, planavau ten statytis namą, investavau, galvojau, uždirbsiu, gavos iš tikrųjų praktikoje atvirkščiai. Tai, tada manau, kad ne pats geriausias sprendimas. Tai turbūt atsakymas viskas priklauso nuo rizikos tolerancijos laipsnio. Mes turim suvokti, kad finansų rinka yra labai dinamiška, ji veikia neapibrėžtumo sąlygom, ta finansų rinka veikia labai daug įvairių, kaip čia pasakyti, įvairių procesų, kurie ir vėliau atsispindi finansinių produktų kainose. Tai vat grįžtu vėl prie to paties. Turbūt rizikos tolerancija yra atsakymas, ar žmogui verta žengti į kriptovaliutų rinką, ar vis dėlto nuo jos reikėtų laikyti šiek tiek atokiau. Iš praktikos galiu pasakyti, atsimenant 8-9 metus, kai buvo krizė, atrodo, kad ir supranti, kas vyksta, bet iš tiesų miegant apmąstymai vis tiek aplanko. Tai dažnai žmonės yra, kai yra geras periodas, tai visi labai linkę manyti, kad jų ta oda yra daug storesnė negu iš tikrųjų. Bet dar vienas apie tas kriptovaliutas konceptualus klausimas. Ar jūs manot, kad tai jau yra atskira turto klasė, kurią galime priskirti prie klasikinių turto klasių? Labai geras klausimas. Įrodė jau tą savo patikimumą ir tvirtumą. Labai geras klausimas. Vat tada, kada studentam dėstau pinigų evoliuciją, mes kalbam apie pinigų formas, kokias jos buvo, tai kol kas dar finansų literatūroje tai nėra įvardinta kaip patvirtinta galutinai dar viena tokia pinigų evoliucijos forma. Bet vis dėlto turbūt ignoruoti to, aš manau, kad nereikėtų. Kriptovaliutos yra ženkliai įsiskverbusios į mūsų gyvenimą. Dabar, sakykime,
jeigu neklystų, Salvadoras buvo ta valstybė, kuri buvo pripažinusi kriptovaliutas kaip visuotinę atsiskaitimo priemonę, bet man atrodo, kad nuo 25 metų jie sustojo ir šitoj vietoj nebėra visuotinai pripažįstama atsiskaitimo priemonė. Tai vėlgi, ar galima kriptovaliutom visur atsiskaityti? Tai tikrai ne. Viskas priklauso nuo to, ar pardavėjas, kuris parduoda prekę arba paslaugą, ar jisai priima tokią atsiskaitimo priemonę. Tai to visuotinai pripažįstamo dar nėra. Bet ar tai nebus ateityje, aš kažkaip norėčiau tikėti, kad gal vis dėlto tai bus ateityje ir pripažįstama kaip visuotinė atsiskaitimo priemonė. Apie pinigų vystymosi istoriją. Norėjau pasinaudoti progą ir paklausti jūsų tokio klausimo. Pinigai, kai vystėsi, buvo etapas, kai visi spausdino pinigus. Paskui atsirado centriniai bankai, kurie suvaldė visą tą procesą. Taip. Nebereikėjo išmanyti 57 valiutų ir jos konversijos vieną į kitą. Ar nėra taip, kad kriptovaliutos yra grįžimas atgal į prieš centrinio banko atsiradimo laikotarpį? Ir taip ir ne. Apskritai turbūt yra labai daug diskusijų, kaip traktuoti kriptovaliutas ir turbūt yra gana nemažai aprašyta tokių atvejų, kad, sakykime, ar tai nėra dar vienas burbulas, toks kaip buvo pirmoji fiksuota finansų krizė, kuri buvo Olandijoje, jeigu neklystu, 16 amžiui, tulpių manija. 17, 1634. Jo, galbūt, atsiprašau. Jo, 17 amžius, tai, sakykime, tulpių manija, kada žmonės labai puolė pirkti tulpių svogūnėlius, jų kaina labai labai stipriai kilo į viršų. Žmonės net pardavinėdavo namus ir už juos nusipirkdavo vieną tulpių svogūnėlį, manydami, kad tai yra labai gera investicija ir jų kaina kils. Na ir galų gale tas burbulas sprogo, ar ne? Ir žmonės lieka ir be turto, be nieko, tiesiog su tokiais beverčiais svogūnėliais. Tai yra labai daug diskusijų, iš tikrųjų finansų moksle yra daug diskutuojama apie tai, ar tai nėra dar vienas kažkoks tai burbulas ir kaip čia viskas pasisuks. Tai, turbūt palikčiau vis dėlto praktikai, kada turbūt, manau, anksčiau arba vėliau mes pamatysim. Tai kas vis dėlto čia gaunasi? Ar tai yra dar vienas kažkoks tai, toks savotiškas burbulas susiformavęs rinkoje? Ar tai yra tikrai dar viena naujausia pinigų forma, kurią mes ateityje atsiskaitinėsim nuėję į parduotuvę ir atsiskaitinėsim už prekes ir paslaugas? Gerai. Iš teorinės grįžkime į žemiškus klausimus, kur turbūt aktualiausias klausimas arteinantis 2 metus antra pensijų pakopa. Jūsų argumentai. Likti ir palikti. Diskusijų šitoje vietoje yra tikrai labai daug ir turbūt suprantu ir vieną ir kitą pusę. Dabar, manau, visų pirma, reikia pradėti nuo konkrečių skaičių. Labai objektyviai vadovauti skaičiais. Šiai dienai yra tikrai rinkoje ne viena skaičiuoklė, kuri gali padėti atsakyti į klausimą žmogui, tai kągi reikia daryti. Tai visų pirma, pirmas dalykas turbūt turim suvokti, kad ne visus tuos pinigus iš antrosios pakopos mes 100% atsiimsim. Dalis pinigų grįžta į sodrą. Dabar verta turbūt pasiskaičiuoti, tai pirmas momentas, kiek tų pinigų aš atsiimsiu iš to, ką esu sukaupęs. Antras dalykas, kiek pinigų nueina į sodrą ir kiek nuo to padidėja mano pensija ateityje. Tai ten įvairūs variantai, gaunasi keliasdešimt eurų, kiek gali padidėti ta pensija, kai pinigai sugrįžta į sodrą. Dabar trečias momentas, jeigu aš atsiimu tuos pinigus, klausimas, ką aš su jais darau. Esminis momentas, ką mes turim suvokti iš finansų valdymo prizmės, kad mes visada turim siekti naudingumo maksimizavimo. Ką tai reiškia? Reiškia, kad iš tų savo turimų išteklių, jie visada yra riboti, norai visada yra didesni, mes turim siekti gauti maksimalią naudą. Tai vadinasi, ką aš su tais pinigais darau ir kur aš juos panaudoju. Dabar, jeigu mes kalbam apie investavimą finansų rinkose, klausimas yra toks, ar tikrai kiekvienas žmogus turi pakankamai žinių ir įgūdžių, kad jisai pats galėtų tuos pinigus investuoti, valdyti ir gauti didesnę grąžą negu profesionalių investuotojų, profesionalų valdomi pensijų fondai. Tie žmonės, kurių finansinis raštingumas yra aukštas, aš tikrai tikiu, kad jie gebės generuoti didesnę grąžą ir tikrai patys sugebės tuos pinigus investuoti kitur ir iš to gauti žymiai daugiau. Nes pensijų fondai jie yra apriboti tam tikrais teisės aktais, jie negali investuoti kažkur labai rizikingai, turi, kaip pasakyti, gan konservatyvės tas investavimo priemonės rinktis ir aišku, automatiškai ta ir finansinė grąža nėra didelė. Tai finansiškai labai raštingas žmogus, jis tikrai sugebės generuoti aukštesnę grąžą. Jeigu kalbam apie klasikinį lietuvį,
kuris remiantis įvairiais finansinio raštingumo tyrimais, finansinio raštingumo lygis mūsų yra žemesnis negu vidutiniškai europiečių. Pavyzdžiui, paskutinis tyrimas 23 metais buvo atliktas OECD organizacijos, kada lyginamas 39 valstybės tarpusavį, tai lietuvių finansinio raštingumo lygis buvo 56 balai, kada vidurkis buvo 61 iš 100 galimų balų. Vadinasi, klasikinis vidutinis žmogus, jo finansinio raštingumo lygis yra žemesnis. Tai vat man ir klausimas lieka toks, ar tikrai žmonės sugebės generuoti didesnę grąžą. Dabar kiti variantai, ką galima daryti su tais pinigais, kada mes juos atsiimam, jeigu neinam į finansų rinkas, tarkim atgal. Tai sakykime, aš tikrai suprantu tas situacijas, kada žmogus turi sveikatos problemų ir jam reikia gydymui į tų pinigų. Viskas tvarkoja, net nekyla klausimas šitoje vietoje, tikrai visiškai pritarčiau, kad verta tada pinigus atsimti. Dar viena situacija, tarkim, jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, greitųjų kreditų, kurie šiaip jau yra brangus ir brangiai kainuoja juos padengti, tai vėlgi tokioje situacijoje matyčiau prasme atsimti pinigus, gražinti skolas ir pradėti švarų lapą, turbūt nuo nulio ir iš tikrųjų tada vėlgi keisti finansinę elgseną. Tai vat tokiose situacijose aš tikrai suprasčiau. Visi kiti variantai, skonio reikalas, žinot, kiekvienas žmogus renkasi. Dabar atsiemus tos pinigus, ar įmanoma nupirkti nekilnojamą turtą, vėlgi klausimas, apie kurį Lietuvos miestą kalbam. Jeigu kalbam apie sostinę, tai sostinėje kainos yra pakankamai aukštos ir be abejo atsiemus net ir keliasdešimt tūkstančių eurų, nors šiaip nėra daug žmonių, kurie atsiims po keliasdešimt tūkstančių eurų, tai be abejo mes to nekilnojamo turto nenupirksim, tada reikia turėti santaupų. Tai vat, jeigu turim santaupų, prisidėti, sakykime, ir nusipirkti nekilnojamą turtą ir paskui jį, tarkim, išnuomoti. Ir, jeigu nuomos kainos mums yra tinkamas ir mes generuosim grąžą, tai vėlgi galbūt variantas. Bet jeigu imti paskolą, klausimas, kiek ta paskola kainuoja, kiek mum atsipirks lyginant su nuomos kainom, diskusinis klausimas. Bet aišku, manau, kad kiekvienas žmogus turi nuspręsti pats ir tiesiog linkėčiau kiekvienam ir galvoti apie naudą savo, apie naudingumo maksimizavimą. Rinktis tą variantą, kuris mum galėtų duoti daugiausiai naudos. O tų situacijų, kaip ir sakiau, gali būti įvairiau. Gerai, paminėjot nekilnojamą turtą. Kalbam šiek tiek apie šeimas, irgi šeimos finansus, asmeninius finansus. Šeimoje 2 žmonės. Vienas nori pirkti nekilnojamą turtą, kitas nori nuomoti. Kaip kompromisą surasti? Remti skaičiais. Tai pasiskaičiuoti vis dėlto, jeigu mes perkam tą nekilnojamą turtą, klausimas, už kiek perkam, kada perkam ir iš ko mes finansuojam tą nekilnojamą turtą. Nuo savom lėšom ar skolintom lėšom. Skolintos lėšos, kiek mums tai kainuoja, kokią gaunam maržą, koks yra euriboras, aišku, euriboras visą laiką jisai keisis, bet daugmaž vis tiek galima apsiskaičiuoti, kiek man ta paskola galėtų kainuoti, tarkim, per 30 metų. Ir pasiskaičiuoti preliminariai, tai kiek yra sumokama už nuomą ir palygintos 2 variantus, tai kas labiau apsimoka, ar nuomotis, ar nusipirkti ir, sakykime, tas turtas vėliau lieka tau, tavo vaikams, tavo šeimai, tu jį gali daryti su juo, ką nori, su nuomotu būstu, laisvės yra žymiai mažiau, bet be abejo, turbūt yra įvairių nuomonių, vieni kaip tik mėgsta turtą nuomontis ir keisti gyvenamąją vietą pakankamai dažnai, tarkim, darbas dažnai keičiasi, tai automatiškai pagal tai ir gyvenamąją vietą keičia. Tai yra tokia viena iš tokių požiūrių, kad, sakykime, pardavinėti butą ten kartą metuose yra nepatogu, tai gal geriau nuomotis. Tai vėlgi individualios situacijos turbūt nuo kiekvienos šeimos labai stipriai priklausančios, bet vėlgi atsakymas, kaip rasti tą kompromisą, manau, kad yra tiesiog objektyvų skaičiai. Pasiskaičiuokim, kas mums labiau apsimoka ir rinkime tą variantą, kuris mums yra pigesnis, labiau apsimokantis. Paprovokuosiu tokį klausimą. Jeigu šeimoje vyras uždirba mažiau negu moteris, ar tai yra šiandien dienai tabu vis dar? Ar tai sukelia įtampą šeimoje? Manau, kad pasaulis keičiasi ir pasaulis keičiasi iš tikrųjų labai sparčiai. Jeigu žiūrėtumėm globalių mastų, tai apytiksliai, taip vidutiniškai, skaičiuojant viso pasaulio statistiniais duomenimis, tai moteris uždirba maždaug nuo 23 iki 12% mažiau priklausomai nuo šalies regiono, kuriame gyvena už vyrus. Bet, kaip ir sakiau, pasaulis tikrai keičiasi ir tas tradicinis modelis, kada vyras uždirba daugiau už moterį, jisai jau nebėra toks, kaip pasakyti, konstanta.
Ir pasitaiko atvirkštinių situacijų, kaip tik, kada moteris uždirba daugiau už vyrą. Ir, na, turbūt poroj gali susiformuoti tokia situacija, kad tas, kurio pajamos yra aukštesnės, tas įgyja kažkokį galios, na, elementą. Bet vis dėlto, kada mes kalbam apie porą, kada mes kalbam apie šeimos finansų valdymą, tai aišku, turbūt logiška būtų galvoti, kad, na, kartu planuojam finansų ateitį, kartu planuojam tam tikrus pirkinius ir turbūt sureikšmint, kurio pajamos yra didesnės, na, apskritai galbūt ir neverta, nes jeigu kalbam apie bendrą kažkokį tai vienetą, tai neišskirčiau to ir nekelčiau kažkokio tai diskomforto šitoj vietoj, jeigu vieno arba kito pajamos didesnės ir beje tai gali keistis gyvenimo laikotarpį, vieną kartą vieno didesnės, kitą kartą kito didesnės. Tai gali būti įvairių situacijų. Minėjot finansinius įpročius. Jeigu žmonės turi, pavyzdžiui, skirtingus įpročius, vienas yra taupus, kitas išlaidus, ar galima suderinti? Ar žmonės apskritai keičia savo finansinius įpročius? Ar tai yra įmanoma? Įmanoma, jeigu žmogus nori. Jeigu nori, tai jokių, kaip pasakyti, nėra problemų ir yra daugybė priemonių, kaip tą savo finansinę elgseną koreguoti. Ir turbūt nėra pati didžiausia problema būti išlaidžiu arba ten kažkokiu kitokiu variantu, nes gali būti du kraštutinumai. Gali būti vienas asmens tipas, kuris yra labai išlaidus, kitas asmens tipas kaip tik priešingai, kuris yra pernelyg taupus ir pernelyg kaupiantis, neišleidžiantis dabar, o būtent kaupiantis ateičiai. Tai irgi gali būti tam tikras kraštutinumas ir keliantis tam tikrą diskomfortą, ar ne? Tai turbūt nei vienas, nei kitas variantas nėra pats geriausias, pati geriausia finansinės elgsenos tokia būsena. Manau, nuo ko priklauso, koksgi yra žmogus, tai turbūt vėlgi tai būtų psichologinis klausimas. Čia labai daug psichologijos ir yra viena iš tokių finansų psichologijos teorijų, kada visi žmonės kaip vartotojai yra skirstomi į tam tikrus 7 vartotojų tipus, kurie yra labai labai skirtingi, nepriklausomai nuo pajamų lygio. Na ir kokie yra tie tipai. Tai bandysiu galbūt angliškai pasakyti pavadinimus, nes lietuviškai tai yra ne taip paprasta išversti. Tai tarkim, undaunted striver, vienas tipas, kuris visą laiką siekia kažkokių tai naujovių, nori turėti visą tai, kas naujausia, pačios naujausios technologijos, kurios be abejo yra brangios ir kainuoja. Kitas tipas yra, sakykime, žmogus, kuris yra namisėda, kuris daugiausiai laiko praleidžia namuose ir jam visiškai nėra prasmės kažkokio tai pirkti daiktų, kad sukurtų kažkokį tai visuomenį įvaizdį, kuris galėtų, na, kažkaip čia jį identifikuoti kaip asmenį. Toks žmogus, jisai perka tik tai, kas yra būtina, tokius bazinius poreikius tenkina. Dar kitas tipas yra toks nepriklausomas skeptikas, kuris į visas naujoves irgi žiūri ganėtinai taip atsargiai, neskuba pirkti ir perka tokius klasikinius vartojimo sprendimus. Dar kitas tipas yra aspiring struggler, kuris siekia originalumo. Tai gali būti nebūtinai patys naujausi daiktai, bet jie turi būti labai originalūs vienetiniai. Tai vėlgi ganėtinai brangiai kainuoja. Dar kitas tipas yra subalansuotas optimistas, kuris, na, ir truputį ir forumų paskaito, ką čia reikėtų pirkti, ir naujovių nori, bet ir klasikinių variantų neatsisako. Toks rečiausiai pasitaikantis atvejis. Dar vienas yra tradicijų sekėjas, kuris, na, laikosi tik tai tradicinių finansinių sprendimų ir, na, sakykime, tie tradiciniai finansiniai sprendimai, ir ne tik finansiniai, bet vartojimo sprendimai, jie dažniausiai, na, nėra ir patys brangiausi. Tai aš turbūt sakyčiau, kad mūsų finansinė elgsena ganėtinai stipriai priklauso nuo mūsų to psichologinio tipo, koks esame mes vartotojas ir tai nebūtinai siejasi su pajamų lygiu. Tai nereiškia, kad jeigu aš esu kažkuris tai, arba, pavyzdžiui, išleidžiantis tipas, spontaniškas vartotojas, kuris, na, pinigus išleidžia labai spontaniškai, tai turbūt nėra problema žinoti savo tipą, koks aš esu. Nu ir tarkim esu, labai išlaidus, ar ne? Bet jeigu aš noriu keisti savo finansinę elgseną, aš galiu tai padaryti. Tai kiekvienas tas tipažas, kuris jisai bebūtų, jeigu jisai nori, jisai gali iš tikrųjų savo finansinę elgseną keisti į racionalią pusę ir ieškoti tų sprendimų, kaip aš galėčiau, pasidarau tą finansinę situacijos analizę, matau, kad, labai daug išleidžiu, tarkim, nereikalingiam tokiem pirkiniam, kurios, jeigu atsisakyčiau, galėčiau, tarkim, tuos visus pinigus investuoti kažkur, tai ar ne? Tai jeigu žmogus žino, jeigu jisai nori, jisai tikrai gali nesunkiai tą padaryti, bet turbūt problema yra ta, jeigu žmogus nenori daryti pokyčių. Čia jau gali būti tikrai sudėtinga tada situacija, na ir poroj, tarkim, jeigu vienas yra būtent besiorientuojantis į ilgalaikius finansinius sprendimus, į taupumą, kitas išlaidesnis, jeigu nesinori pokyčių, tai čia gali būti tam tikras iššūkis. Tikriausiai vėl receptas yra tas pats, pasidaryti savo finansinį selfie. Selfie. Taip. Ir pažiūrėti, ko aš noriu būti. Taip.
Dar toks vienas klausimas, toks grinai praktinis, jūs matote daug jaunų žmonių. Šiaip investicijose kažkodėl, bent man taip atrodo, kad yra stereotipas, kad tai yra vyrų zona. Bent į seminarus, kuriuos apie investicijas būna, ateina daugiausiai vyrai. Moterų pakankamai nedaug, galbūt šiek tiek situacija pasikeitė, kai atsirado online'iniai seminarai, tada daugiau galbūt galima pasislėpti už juodo ekrano ir išklausyti. Tarp studentų yra pas jūs pasiskirstimas tarp vyrų ir moterų? Žinot, kadangi dėstau finansų inžinierijos daugiausiai studentam, tai finansų srities jauni žmonės tikrai domisi visi ir aš net neišskirčiau jokių lyties kažkokių tai skirtumų. Be abejo, turbūt vėlgi, jeigu žiūrėtumėm statistinius duomenis, ką galima pasakyti, tai sakykime, jeigu remiantis paskutinių Lietuvos banko padarytų tyrimų, koks yra Lietuvos investuotojo portretas, paskutiniai duomenys buvo 24 metų paskelbti, tai jeigu gerai atsimenu, iš viso investuojančių žmonių Lietuvoje yra 176 tūkstančiai, iš jų 63 tūkstančiai yra moteris. Tai investuojančių moterų yra ženkliai mažiau. Bet kas yra džiugu? Džiugu, kad ta situacija jinai keičiasi. Va, taip, jeigu žiūrėtume eilę metų, ar ne, tai pokyčių tikrai yra ir moteris vis daugiau žengia į tą finansų sritį. Ir turbūt vėlgi kiekvienas žmogus puikiai suvokia, kad nepriklausomai nuo lyties, nepriklausomai nuo amžiaus, nepriklausomai nuo išsilavinimo, finansinių žinių reikia absoliučiai kiekvienam žmogui. Absoliučiai kiekvienam žmogui yra svarbu turėti nenumatytų įvykių rezervą. Svarbu galvoti apie papildomą pajamų šaltinį, kas ir galėtų būti, tarkim, gaunama iš investavimo, ar ne, tarkim, per dividendų formą, per finansinių produktų kainų pasikeitimą, tarkim, jeigu pavyko nusipirkti pigiau, pardaviau tą finansinį produktą brangiau. Ir tai yra svarbu absoliučiai visiems. Ir aš norėčiau tikėti vis dėlto, kad viskas keičiasi ir moteris kuo toliau, tuo labiau vis įsilieja į tą finansų rinką. Ir šiai dienai mes turim labai daug kursų, labai daug įvairių mokymų, būtent moterims, kaip pradėti tam tikrus tuos investicinius sprendimus ir apskritai gilinti finansų valdymo žinias. Ir manau, kad ta situacija keisis ir toliau ir kuo toliau, tuo labiau ribos tarp vyrų ir moterų finansų valdymo įgūdžių jos tikrai išsitrins. Na, o vėlgi, kuo galima tą situaciją paaiškinti? Moteris, na, natūraliai, kada sukuriam šeimą, moteris gimdo vaikus, išeina į motinystės atostogas, padaro tam tikrą karjeros pertrauką, joms sunku yra grįžti atgal į tą pačią, sakykime, poziciją, kurioje buvo. Tai užtrunka tam tikrą laiką, jų pajamos nuo to nukenčia, automatiškai reikia rūpintis šeima, kitais panašiais dalykais ir moterim lieka, na, mažiau galimybių galbūt, sakykime, domėtis tais finansiniais produktais, bet vėlgi grįšiu prie to, kad dabartiniai duomenys rodo, kad situacija keičiasi, moteris vis dažniau įsilieja į finansų rinkas ir tai tos žinios yra reikalingos bet kuriam žmogui. Gerai, mūsų laikas išseko. Kamilė, prieš atsisveikindamas norėčiau užduoti tradicinį šios laidos klausimą, tinklalaidės klausimą. Kokie 3 dalykai yra svarbesni negu tik pinigai jūsų gyvenime? Geras labai klausimas. Turbūt šitoj vietoj su pirminiu atsakymu originali tikrai nebūčiau. Manau, kad tai yra sveikata, nes jeigu kažkas nutinka sveikatos prasme, tai iš tikrųjų visa kita nebetenka visiškai jokios prasmės. Antras dalykas tai yra šeima ir šeima plačiaja prasme, apimanti ir giminės ir visus kitus. Man artimi žmonės yra be galo svarbus, labai, labai reikšmingi, aš juos labai vertinu. Ir trečias dalykas tai turbūt būtų tikslas, kažkoks tai tikslas. Gyventi be tikslo man būtų labai neįdomu. Siekti kažko, visą laiką kelti kažkokią tai, išeiti iš komforto zonos. Ir atsidurt kažkur tai ne komforto zonai yra savotiškai įdomu, nes tai augina. Ir aš ir studentam labai dažnai sakau, kad, žinot, laivai yra statomi ne tam, kad jie saugiai stovėtų uoste, o tam, kad išplauktų į didžiuosius vandenis ir juos daužytų didžiulės bangos. Nes tai augina, tai grūdina ir iš tikrųjų suteikia labai daug patirties. Tai va, tikslo turėjimas, nebijojimas iššūkių ir bandymas tos iššūkius įveikti, aš manau, kad tai yra viena iš gyvenimo prasmių, kas daro gyvenimą įdomų ir man tai yra svarbu. Sakant, kelionė plačiaja prasme. Ačiū, Kamilė, kad atvykote. Mes turime tradicinę dovaną, greičiausiai jūs ją tikrai esate perskaitę, bet jeigu neperskaitė, tai labai rekomenduoju perskaityti, tai Grahamo knyga, klasikų klasika, o jeigu perskaitėte ir turite, tai aš manau, kad tai galėtų būti visai gera dovana kažkam, kas neperskaitė. Tai ačiū Jums. Ačiū labai, dėkoju. Bandysiu apibendrinti, kai mes kalbėjome, iš tiesų jau 6 tinklalaidės praėjo ir daug įvairių pašnekovų buvo, kur
tokia susiveda man vienas paveikslėlis. Tai yra, kad norint kažką tai keisti, visų pirma pasidaryk vis tik tai tą selfie savo, įsivertink, kur esi ir kur nori nukeliauti. Ir tada visas tas gali įvykti net ir finansų sektoriui. O jeigu neturi žinių kažkaip tai padaryti, tada reikia investuoti į save ir tokiu būdu sužinoti, kaip tai daryti ir tuo pasinaudoti. O mėly žiūrovai, kviečiame jūs stebėti mūsų tinklalaidę ir toliau ir pasimatysime sekančiose serijose. Ačiū Jums.